Sveikučiai, šiandien darome vegetarišką žiedinio kopūsto kepsnį. Iš prieskonių naudosiu pipirus, druską, saldžios paprikos miltelius, granuliuotą česnaką, aitrios paprikos miltelius, čili ir būtinai kalendrą. Būtent maltos kalendros milteliai suteikia kalafiorui arba žiediniam kopūstui ypatingą skonį. Taip pat dar reikės alyvuogių aliejaus. Kad žiedinis kopūstas būtų labiau panašus į kepsnį, bandysiu išpjauti iš jo 2 gabalus, kurie būtų plokštesni, bet jeigu kažkas ir liks nubirės, ta prasme, galima visada iškepti ir mažus gabaliukus atskirai. Supjaustytus žiedinius kopūstus tiesiog pabarstome pasidarytų prieskonių mišiniu iš to, ką rodžiau anksčiau. Ir pakankamai nemažai ten tų prieskonių pridedam, nes dalis jų tikrai nubirės. Svarbu, kad jie kažkiek priliptų prie būtent to žiedinio kopūsto. Tai tam truputį galima palikti juos įsigerti ir vėliau pašlakstyti dar papildomai alyvuogių aliejum. Kadangi kepsiu ant tiesioginės ugnies iš esmės, tai daug labai aliejaus nereikėtų naudoti, kadangi jisai varvės ant anglių ir gali pradėti svilti. Kepsime ant tiesioginės ugnies, nenaudosim deflektoriaus, grotelės tiesiai reiškia ant sistemos ir naudosime pagaliuko rūkymui. Kūriam kamado. Šį kartą reikia įkaitinti kamado maždaug apie 200 laipsnių, 180-200 laipsnių Celsijaus. Ir tada jau kai anglis įsidega, įdedame rūkymo pagaliuką, dedam groteles ir iš karto kepam. Priklauso nuo to, kokius mėgstate žiedinius kopūstus. Juos galima kepti daugiau, galima kepti mažiau, bet šį kartą temperatūra netaip svarbi. Svarbu yra išvaizda, kad jie būtų truputį apskrudę, jau aš mėgstu juos žalesnius. Tai tokiu atveju pavartant kepam, kol jie sušils ir bus reikiamos išvaizdos. Kepant reikia vartyti ir galbūt keisti vietą priklausomai nuo to, kuri pusė kepa karščiau. Tikslas yra tolygiai iškepti, galima aišku kažkurią dalį išimti anksčiau ir likusias pakepti iki pabaigos. Visas kepimo procesas užima apie 15-20 minučių, jeigu mėgstat kietesnius kalafiorus. Jeigu mėgstat juos minkštesnius, tai galima pakepti ir ilgiau, čia jau pagal skonį. Taip iškeptus žiedinius kopūstus galima valgyti kaip pagrindinį patiekalą, jeigu esat vegetaras, pavyzdžiui, arba galima naudoti kaip garnyrą kartu su kitais kepsniais. Ir tiek kvapas, tiek skonis yra išskirtinis. Na, puikus rezultatas. Skanaus ir iki kito karto.